Kaip vairuotojui, man labai patiko šis naujasis Audi Q6 SUV elektromobilis. Bet vietos čia, tiesą sakant, nėra labai daug. Daug programinės įrangos, tokių, sakykime, nesklandumų. Jeigu eisite į saloną ir bandysite šį automobilį, siūlau tiesiog iš anksto susitarti. Chebra, jūs man jį sutvarkysite ir dar pavaišinsite kava. Tokiu atveju aš neturiu jokių abejonių, kad tai bus tikrai puikus pasirinkimas. Audi Q6 e-tron yra antrasis automobilis pagamintas naudojant naują Volkswagen koncerno vien tik dideliem elektromobiliams skirtą Premium Platform Electric arba PPE platformą. Na, o žinote, koks buvo pirmasis automobilis? Ogi elektrinis antros kartos Porsche Macan. Taigi, tikrai garbinga giminystė. Visai neseniai aš lankiausi Paryžiaus automobilių parodoje ir ten jums trumpai aprodžiau Sportback versiją to paties Audi Q6 modelio. Na, taip pat naudojant šią platformą, neužilgo pasirodys ir elektrinis Audi A6, taip pat universalo versija Avant. Taigi, kuo ypatinga ši platforma? Ogi tuo, kad ji naudoja 800 voltų technologiją, kuri leidžia labai greitai įkrauti elektromobilį. Pavyzdžiui, štai šis Audi Q6 e-tron gali būti įkrautas iki 270 kW galia. Na ir toks įkrovimas nuo 10 iki 80% užims vos 21 minutę. Na ir kaip gamintojas sako, kad įkrovimas būtų nekomplikuotas, ta elektros sistema yra padalinta į dvi. 800 voltų elektros sistema ir net 100 kWh talpos akumuliatorius, iš kurio įkrovimui naudojama 94,9 kWh. Na, o gamintojas naudoja gudrią technologiją, išskirstęs akumuliatorių į dvi dalis, kiekvieno krovimą paskirstant po 135 kW. Na, ir taip pavyksta išspręsti greito įkrovimo klausimą. Toliau, kalbant apie šią platformą, automobilis gali turėti tiek vieną, tiek ir du elektros variklius. Taigi, čia priekyje yra asinchroninis motoras, gale yra sinchroninis motoras. Ir šios Quattro versijos bendra galia siekia 285 kW. Na, o jeigu čia būtų tik vienas gale sumontuotas elektros variklis, tokio automobilio galia būtų 225 kW. Na, o galingiausia versija yra 360 kW SQ6 e-tron modelis. Taigi, net ir ne SQ, o įprasta Q6 e-tron Quattro versija yra tikrai pakankamai greita ir galinga ir iki 100 gali įsibėgėti vos per 5,9 sekundės. O nuvažiuojamas atstumas, žinoma, optimistinių gamintojo vertinimų yra net 625 km. O su galiniais varančiaisiais ratais galima nuvažiuoti dar toliau, iki 641 km. O kalbant apie išvaizdą, tai jinai tikrai skoninga ir solidi. Čia yra sumontuoti antros kartos Matrix LED žibintai, kurie gali turėti net 8 skirtingų formų raštus. Atrodo tikrai įspūdingai ir efektingai. Matrix LED žibintai yra Tech Pro paketo dalis ir į tą Tech Pro įeina ne tik LED žibintai, tačiau ir pneumatinė pakaba. O pneumatinė pakaba reiškia, kad šio automobilio prošvaisą galima padidinti papildomai beveik 5 cm. Pakelsiu automobilį maksimaliai į viršų. O, kaip spraksi net. O, akivaizdžiai aukščiau tenka kelti koją iš automobilio. Na, pasižiūrėkite. Štai, gerokai kilstelėjau automobilį į viršų. Na, o štai čia yra dar viena nedidelė papildoma 64 litrų bagažinė. Na, o dabar eikime į galą ir ten galima pakalbėti tiek apie praktiškus dalykus, tiek ir apie tos pačius Matrix LED žibintus. Kaip man pasakojo gamintojų atstovai, štai sukurti tokias
rusenančias švieseles, tai turėtų asocijuotis su tuo, kad automobilis yra išmanus ir tarsi tai simbolizuoja jo veikiančias smegenis. Nežinau, įsivaizduoti galima įvairiai, tačiau žinau, kad ir kelių dešimčių metų senumo prancūziški automobiliai taip pat sugeba raibuliuoti galiniais žibintais, bet to ten dažnai būna ir akvariumas. O dar čia yra net 2 įkrovimo vietos. Be to, štai jos atsidaro taip kilmingai, vos spustelėjus ir durelės atsidaro. Taigi, čia greituoju įkrovimu galima įkrauti iki 270 kW galia, o priešingoje pusėje yra įkrovimui skirta vieta iš kintamo elektros tinklo. Šiuo metu maksimali tokio įkrovimo galia siekia 11 kW. Gamintojas žada, kad greitai pasirodys ir galimybė įkrauti 22 kW galia. Pradėjau įkrovimo. Ir Ultra Fast Charging. Įkrovimo greitis yra 225 kW. Ne tie optimalūs, man žadėti 270, tai 226 kW. Einu pasižiūrėsiu. Taigi čia man žada su laiku, kada bus elektromobilis įkrautas, žinoma, iki 80%, nes iki 100% tikrai neverta krauti, gerokai sulėtėja įkrovimas. Štai, 225 kW galia įkraunamas, 10 minučių rodo, kad jis bus visiškai pilnai įkrautas. Dėl kažkokios priežasties man neveikia automobilio atidarimas štai mostelėjus koją, nežinau kodėl. Gal tai dėl kažkokių tai, kaip visada, komponuojančių elementų trūkumo. Tai štai paspaudęs raktelį atidarysiu. Ir į bagažinę čia telpa pakankamai nemažai, nors ir ne taip ir daug. Nuo 520 iki 1520 litrų. Ir štai čia yra mygtukai, kurios paspaudus galima sumažinti automobilio prošvaisą, tam, kad būtų patogiau susidėti daiktus, tačiau kažkodėl tai man šita sistema čia nenori veikti. Nežinau, kodėl automobilis nenusileido, nežinau, kodėl mostelėjus koją neatsidaro galinės bagažinės durelės. Štai, tik pasakiau ir atsidarė. Ir štai gal 10 kartų bandžiau, niekaip nepavyko. Bet štai net tarp papildomų parinkčių durelių pritraukėjų čia nėra. Durelės reikės mostelėti, nors užsidarinėja, žinoma, jos solidžiai. Tai yra beveik 4,8 metro ilgio automobilis ir jo atstumas tarp ašių siekia 2,80 cm, tačiau štai sėsti į galą negaliu pasakyti, kad čia yra labai daug vietos. Tad įsėdimas nėra toks jau labai patogus ir iškart matau, kad ir vietos čia, tiesą sakant, nėra labai daug. Čia man vienas iš tokių atradimų ir ne pačių maloniausių surprizų. Žinoma, sėdynės turi puikų profilį. Žinoma, čia yra 3 klimato kontrolė, yra sėdinių šildymas, yra temperatūros reguliavimas, panoraminis stoglangis. Patogu, bet tikrai ne per erdvu. Taip, sakykime, tikėtumėsi ne iš elektromobilio, iš įprasto vidutinės klasės automobilio, štai tiek vietos kojams. Įsėdu į automobilio priekį ir kągi aš čia matau. Ogi visiškai naują prietaisų skydelio išdėstymą su multimedijos sistema ir pagaliau ir Audi vairuotojai gali pasigirti turintis automobilyje 3 ekraną. Jeigu palyginti su panašia sistema, kurią turi Mercedes-Benz automobiliai, tai turiu pasakyti, kad visgi Mercedes-Benz MBUX Hyperscreen ekranas atrodo tikrai įspūdingiau, nes jis yra toks vientisas. Čia tikrai labai smagiai, šauniai atrodantis štai toks naujoviškas, išgaubtas vairuotojo ekranas, multimedijos ekranas ir papildomas, bet atskiras ekranėlis priešais priekinį keleivį.
Čia yra važiavimo režimų pasirinkimas, apie jį dar pakalbėsiu atskirai. Taip pat maža svirtelė pradėti važiuoti, pasirinkti pavarą. Čia štai yra klavišais svirtelėmis pasirenkamas rekuperavimo režimas. Taip pat dar kalbant apie multimedijos ekraną, štai čia yra greitosios parinktis, galima susikonfigūruoti, susidėlioti, kurios jums yra reikalingos. Žinoma, yra galimybė ir viską valdyti balsu. Na, sistema tokia, jeigu Škoda ir Volkswagen veikia tikrai gana greitai ir sklandžiai, tai čia jinai veikia tokia tikrai su trikdžiais. Hey Audi. What can I do for you? Could you repeat? What is the best restaurant in Vilnius? Vilnius offers a variety of top-rated restaurants like Sweet Root, Ugsmas, and Lokis, known for their exquisite cuisine and unique dining experiences. Štai matote, galima šiek tiek pavargus ir išsiaiškinti norimus dalykus, uždavus teisingus klausimus balsu. Na, taip pat, žinoma, Android Auto, Apple CarPlay, visi tie dalykai čia yra. Tikrai daug perdirbtų medžiagų, viskas tikrai atrodo labai šauniai. Beje, štai kairėje pusėje atsidūrė toksai blokelis, veidrodėlių valdymas, sėdinių nustatymai, taip pat durelių atidarimas, uždarimas, jeigu ten gale sėdi vaikai. Na, šviesų aktyvavimas, tas blokelis anksčiau buvo čia kairėje vairuotojo pusėje, dabar viskas atsidūrė štai šioje vietoje. Na ir štai sensoriniai klavišai ant vairo, žinoma, galima keisti, kaip atrodo skydelis, galima pasirinkti norimą informaciją, viskas veikia tikrai gana patogiai. Tiesa, aš labai norėčiau, kad čia būtų ir savivaldžio važiavimo aktyvavimo, greičio automatinio palaikymo funkcijos, taip pat ant vairo mygtukais, nes čia yra tokia svirtelė už vairo, kaip senamadiškame automobilyje, na, galėjo tikrai sumontuoti tikriausia vaire tos dalykus. Ta svirtelė man primena automobilius iš 2000 metų, bet, na, bent jau šiuo atveju yra kaip yra. Štai čia yra viena dėtuvėlė, dvi USB jungtis, čia yra belaidis telefono įkrovimas, taip pat štai čia yra tokia, na, kokybiška padengta dėtuvė. Ir vienas dalykas, kuris man užstrigo, tai štai tokios vėdinimo grotelės, kurios, na, štai tokie plastikiniai antgaliukai rankenėlių, na, visiškai nekokybiški, bet žinoma, tai yra smulkmena ir tikriausiai įsigyjant tokį automobilį, na, nelabai ir kreipsi dėmesį į šios dalykus, bet, na, norėtųsi, kad jie būtų tikrai solidesni. Taip pat yra projekcinis ekranas priešais vairuotojo, ten yra papildytos realybės funkcija, tai reiškia aktyvavus navigacijos sistemą, yra rodoma kryptis, kur sukti, bet ne paprasčiausia rodiklėlė, o ties ta vieta, kur reikia įsukti. Tai man atrodo, anksčiau tokia buvo siūloma tik Mercedes-Benz automobiliuose, dabar yra ir Audi. Bet tik tuo atveju, jeigu naudosite gimtąją navigacijos sistemą, jeigu jūs aktyvuosite savo Waze ar Google Maps, tokiu atveju, na, ten bus rodomos tiesiog paprastos rodiklės. Taip pat čia yra tikrai labai daug nustatymų, bet grįšiu prie štai kelių mygtukų esančių čionais. Tai yra vienas pagrindinis mygtukas automobilio saugumo sistemos. Čia yra pagrindinės funkcijos, kurias norite naudoti arba deaktyvuoti dažniausiai. Toliau visi kiti nustatymai matote čia, perspėjimai, štai kiek jų daug. Tada juostos važiavimo palaikymas, tada visos sistemos susijusios su greičių palaikymu, stabdymas, efektyvumas. Na, čia nagrinėti galima tikrai labai ilgai, tikrai labai daug nustatymų. Na, multimedijos sistema atrodo tikrai labai šiuolaikiška, labai pažangi. Kaip ir kitose Audi automobiliuose, štai yra Drive Select sistema ir visą laiką pradedama važiuoti individualiu arba subalansuotu režimu. Tai štai jį galima pasirinkti. Jeigu viską pasirinksite subalansuotą, tai jis taip ir vadinsis. Subalansuotas režimas. Jeigu tik pakeisite kai kurios nustatymus, tas standartinis važiavimo režimas bus individualus. Ir tas yra labai gerai, kad tas išlieka režimas, kurio pradedat važiuoti, išskyrus vieną niuansą.
Šiame individualiame režime, kurį jūs galite pasirinkti ir kuriuo jūs visai pradedat važiuoti, jūs galite pakeisti, kai veikia vairo sistema, kai veikia adaptyvi pneumatinė pakaba, kokį garsą skleidžia elektromobilis, kai veikia vairuotojo pagalbinės sistemos ir koks yra išdėstymas štai šito virtualaus Audi prietaisų skydelio. Tačiau vieno dalyko čia nėra. Čia nėra efektyvumo pasirinkimo ir pavyzdžiui, jeigu aš noriu, kad man varikliai veiktų maksimaliai taupiai, aš kiekvieną kartą turiu rinkti štai efficiency režimą, bet kiekvieną kartą grįžta į individualų režimą iš naujo įjungus elektromobilį. Ir jeigu jūs norite važiuoti maksimaliai taupiai, kiekvieną kartą jūs turite pasirinkti atskirą efektyvaus važiavimo režimą. Na, bet žinoma, turint po koją beveik 400 arklio galių, beveik 900 Nm, tai apie kokį didelį taupimą mes čia kalbame. Su juo reikia važiuoti ir važiuoti reikia tikrai smagiai. Tikriausiai girdite, kad ir greitai automobilis važiuoja tikrai pakankamai tyliai. Čia yra papildomi garsai izoliuojantis stiklai ir štai jisai pats, matydamas posūkį priekyje, jisai pristabdo. Ir štai net visai sulėtėja. Beje, jeigu automobilis priekyje stovi, tai aišku, aš dabar norėčiau įsitikinti, kaip čia, kas gerai iš šono niekas nevažiavo. Štai žiedą įsivažiuoja tikrai lėtai, be jokios įtampos vairuotojai yra man. Ar norėčiau, kad jis čia pradėtų vėl važiuoti greitai. Kažkodėl štai sistema išsijungia. Štai aš ją iš naujo aktyvavau. Ne, štai iki 50 pagreitėjo, nors čia buvo 40 greičio apribojimas. Kažkaip neatsižvelgia į, neprilėtina pagal ženklus. Tai jau vienas toks trūkumėlis. Dar kol kas važiuoja savo eismo juostą, bet taip pat atkreipiau dėmesį, kol dar važiavau mieste. Žinot, tos salelės per vidurį, kur būna, kur ten tokie iškilę borteliai, tai labai taikėsi jau važiuoti kairiuoju ratu per tą bortelį. Nieko gero nebūtų tikriausia su 21 colio ratlankiais ir žemų profilio padangomis. Na, bet yra kaip ir aš, tai paprašė palaikyti vairą, palaikiau kaip tik prieš posūkį. Laikau. Jėzus, koks kirus. Na, žiūrim, kaip čia dabar posūkis jiems seksis. O, visai iš anksto jisai taip pasuko. Gerai, žiūrim dabar kitas posūkis į kairę. Ir tas posūkis nežymėtas, štai prilėtino greitį. Tikiuosi, tu vėl bandė išvažiuoti. Kodėl? Niekada. Vienintelė Tesla, kur sugeba nepavesti ir važiuoti posūkyje taip, kaip ir turėtų važiuoti vairuotojas. Na, bet štai, bent jau prieš posūkį štai prilėtino, kažkaip prilėtino. Ir ką, ir išvažiavo. O dar radau vieną smagų dalyką, kad žinoma, su Drive Select galite pasirinkti važiavimą bekelę, galite pasirinkti dinamišką važiavimą ir galite išjungti stabilizacijos kontrolę. Tikrai labai smagu. O, kai vairuotojas, tai aš labai džiaugiuosi šiuo automobiliu, tiek važiavimo jo komfortu, tiek dinamika, tiek ir tikrai priimtinomis energijos sąnaudomis. Fantastiškai komfortiškas automobilis. Važiuojant blogų kelių, labai komfortiškas automobilis. Važiuojant žvyrkeliu, važiuoja lyg lygių kelių. Pneumatinė pakaba tikrai puikiai suderinta ir stabilizacijos sistema fantastiškai dirba. Na, čia yra kažkas tokio. Taip pat lygiai kalbant ir apie vairo sistemą. Tikrai labai aiški, skaidri. Aš nebandžiau modelio su standartinė pakaba, tačiau renkantis tokį modelį, aš manau, kad tai yra tiesiog privaloma užsisakyti ir pneumatinę pakabą. Dar čia turiu pagirti Bang & Olufsen garso sistemą, kuri turi aplinkinį garsą, skamba tikrai gerai. Tačiau yra štai vienas toks įdomus momentas, kur
yra papildomi garsiakalbiai galvotlašuose, taip pat nieko naujo, tačiau štai yra aktyvuoti sakomas komandas, kad girdėtų tik vairuotojas. Tai reiškia, keleiviai klauso savo muzikos ar ką jie ten beklausytų, o vairuotojas girdi tas komandas ir tas balsas neįsikiša į muziką ir kai važiavau su keleiviu, man sakė, na kažkas lyg ir girdisi, kad sako, bet šiaip nesigirdi, nes dažniausiai tai būna, kai jau kalba tai visam salonui, o čia yra grinai skirta tik vairuotojui, tai dėl to tikrai pagirimas ir pats garsas yra tikrai labai neblogas. Na gerai, čia pažaidėm, tačiau kur kas svarbiau, kaipgi automobilis važiuoja ir kiek energijos jis naudoja. Važiuoja ten, kur reikia ir dinamiškai, ir sportiškai, žinoma, aukštas kėbulas svyra posūkiuose, tačiau važiuoja tikrai labai komfortiškai, net ir blogų kelių, tačiau pirmas dalykas, į ką atkreipiau dėmesį, kad jisai tikrai velniškai efektyvus. Aš su juo važiavau link jūros ir važiavau, žinoma, greitkeliu ir energijos sąnaudos iki Kauno ir už Kauno, kur buvo šiek tiek lėtesnis greitis, buvo 24-25 kWh 100 km su vidutiniu greičiu maždaug apie 100 km per valandą. Tik kažkur nuo kryžkalnio jos pradėjo didėti ir pradėjo didėti iki 27 kWh. Ir aš tik tada pastebėjau, kad temperatūra nuo buvusių 13-14 laipsnių nukrito iki 3-4 laipsnių. Tai reiškia, prisidėjo energijos sąnaudos šildymui. Galiausiai į Palangą atvažiavau. Energijos sąnaudos buvo 26 kWh 100 km, nuvažiuota virš 330 km, vidutinis greitis 103 km per valandą, skaitant, žinoma, važiavimą ir ne tik greitkeliu, tad aš manau, kad tikrai labai efektyviai naudojama elektros energija. Na, o atgal važiuoti į Vilnių aš nusprendžiau nebe greitkeliu ir tokiu būdu aš mačiau, mano elektros sąnaudos buvo vos 21,5 kWh 100 km, o vidutinis greitis buvo 70 km per valandą, tad, tikrai labai pagirtinas energijos naudojimas. Akivaizdu, kad Audi inžinieriai pritaikė kažkokius sprendimus, kad energijos sąnaudos naudojamos tikrai labai efektyviai. Tad maksimalus pagirimas dėl energijos sąnaudų didelis, sunkus, daugiau kaip 2,3 tonas sveriantis elektromobilis, o energijos sąnaudos yra iš tikrųjų labai nedidelis. Tačiau kalbant apie naują automobilį, aš tikriausiai pirmą kartą turiu tokį sąrašą, kas man užkliuvo. Pneumatinė pakaba, kai gale norėjau sumažinti, kad pakrovimo aukštis būtų mažesnis, man nepavyko to padaryti. Taip pat nustebau, kad automobilio gale taip pat palyginti nėra daug vietos. Žinoma, ir pati bagažinė nėra labai didelė, tačiau tikrai tai nėra prioritetinis dalykas šios klasės automobiliui. Daug programinės įrangos, tokių, sakykime, nesklandumų. Pavyzdžiui, buvau palikęs įkrauti automobilį ir atėjęs, radau, kad kitas vairuotojas išėmęs mano prijungtą įkrovimo laidą. Aš nustebau, kaip greit įsikrovė, nes aš buvau per sistemą nustatęs, kad kai elektromobilis išsikrauna, kad atsijungtų laidas, kad kitas žmogus galėtų įsikrauti. Ir tada pamačiau, kad man įsikrovė tik 55%. Galvoju, kaip čia taip? Tada nuėjau į parinktis, pamačiau, kad yra 55%. Tik tai maksimalus įkrovimas, ne 80 ar 100%, kaip kad aš buvau nustatęs. Ir pagalvojau, gal netyčia kažką nustatinėdamas meniu parinktyse, aš galbūt pats netyčia parinkau, paspaudžiau ir pasirinkau tą įkrovimą iki 55%. Tačiau po to pastebėjau, kad pradingo projekcinis ekranas. Vėlgi jisai išjungtas. Aš jo tikrai neišjunginėjau. Aš manau, kad tai yra susiję tikrai su programinė įranga, su elektronika, su atnaujinimais ir aš manau, galbūt tai tikrai nėra nieko kritiško. Lygiai taip pat, kaip kad bagažinės atidarimas kojos mostu iš kokių 15 kartų suveikia vieną vienintelį kartą. O dar, kai tik pasiėmiau automobilį, buvo tiesiog garsas atsuktas iki maksimumo, aš pašokau iki lubų ir galvoju, koks šiandien nenoriu naudoti jokio epiteto, paliko tą garsą atsuktą iki maksimumo.
tačiau vėliau, naudojantis automobiliu, kelis kartus susidūriau ir pats, kad garsas tiesiog pradingdavo. Tad, kaip ir galėčiau su to susitaikyti, bet įvertinant automobilio kainą, neturiu jokių abejonių, kad gamintojas turi pasirūpinti ištaisyti tokius dalykus, ypač perkant tokios kainos automobilį. Taigi, pakalbėkime apie kainą. Ir šio Audi Q6 e-tron kaina prasideda nuo 72 700 eurų. Tai yra mažiau galinga versija su vien tik galiniais varančiaisiais ratais ir tokios, aš tikrai nesiūlyčiau. Ir jeigu norite quattro versijos, tai reiškia turėti 2 elektros variklius varančius priekinius ir galinius ratus. Ir tai yra galingesnė versija, tokia kokią aš čia ir bandžiau. Šio automobilio kaina yra nuo 79 700 eurų. Na, o jeigu norite visiškai galingos versijos, tada yra 99 000 kainuojantis SQ6 elektromobilis. Ir čia aš paminėjau tik pradinės kainas, kadangi štai šis bandomas automobilis su papildoma įranga kainuoja 117 000 eurų. Na, tikriausiai vienas iš tokių, nežinau ar įvardinti kaip trūkumų, kad papildomos komplektacijos kainuoja tikrai labai daug, tačiau virš 7 000 kainuojantis paketas su LED matric žibintais galbūt ir nebūtų toks svarbus, tačiau į jį įeina ir pneumatinė pakaba, o renkantis šį automobilį pneumatinė pakaba yra tiesiog privalomas dalykas. Aš nebandžiau automobilio su standartinė pakaba, tačiau pneumatinė pakaba suderinta fantastiškai ir patikėkit manim, elektromobiliam tikrai labai svarbu, kaip yra visas tas svoris amortizuojamas. Aš pasižiūrėjau į savo bandytus anksčiau, 2021 metais, tai jau daugiau kaip prieš 3 metus realiai, bandyta Audi Q4 e-tron, kuris yra pagamintas naudojant Volkswagen elektromobilių platformą MEB. Toje platformoje galima tik tai reguliuojamo standumo amortizatorių, elektromechaniškai reguliuojamo amortizatorių pakaba ir tikrai jinai nesuteikia tokio komforto, kokį užtikrina ši pneumatinė pakaba. Na, o kalbant apie kitus konkurentus, aš turiu tokią žinią, kad tiesiog jų iš esmės kaip ir nėra. Gerai, pirmas dalykas, aš atmesiu Tesla Model Y, nes, visgi Tesla man yra kito segmento žaidėjas. 2019 metais debiutavęs Mercedes-Benz EQC elektromobilis, mūsų rinkoje nebeparduodamas, iš BMW šeimos. BMW iX3 elektromobilis, debiutavęs 2020 metais ir neseniai atnaujintas ir kainuojantis nuo 75 000 eurų. Tiesa, jis turi mažesnės talpos akumuliatorių, kurio talpa yra 80 kWh ir yra vienas niuansas, kad jis turi tik galinius varančiuosius ratus. Tai aš manau, tai tikrai yra esminis skirtumas ir pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie tos pačius BMW, tai man labai patiko BMW iX su mažesniu akumuliatoriumi. Jo kaina prasideda nuo maždaug 81 000 eurų. Tikrai labai įspūdingas automobilis, jeigu nebandėte, tikrai siūlau išbandyti. Tačiau su didesniu akumuliatoriumi, kurio nuvažiuojamas atstumas yra panašus į šį Audi Q6 e-tron, tokiu atveju to automobilio kaina taip pat prasideda virš 100 000 eurų ir būdamas 5 metrų ilgio, tai yra vėlgi kito segmento atstovas. Tad, kaip ir sakiau, iš esmės vienintelis pasirinkimas ir jeigu norite Audi elektromobilio, aš manau, kad šiai dienai tai yra tas optimalus pasirinkimas, kuriame aš čia ir esu. Tad, dar kartą pasikartosiu. Kai vairuotojui, man labai patiko šis naujasis Audi Q6 SUV elektromobilis. Kai vartotojas, aš būčiau susirūpinęs dėl nestabilios programinės įrangos, dėl vieno ir kito neveikiančio dalyko. Tokios kainos ir tokio vardo automobilyje taip tikrai neturėtų būti. Akivaizdu, kad su laiku tai bus ištaisyta. O jum, jeigu eisite į saloną ir bandysite šį automobilį, siūlau tiesiog iš anksto susitarti. Chebra, jūs man pasižadate, kad jeigu bus tas ir anas nesklandumas, apie kurį už tai minėjo Motorai TV YouTube kanale, jūs man jį sutvarkysite ir dar pavaišinsite kava. Tokiu atveju aš neturiu jokių abejonių, kad tai bus tikrai puikus pasirinkimas, jeigu ieškote premium segmento elektromobilio šioje klasėje.